Sveiki šauliai. Taigi, kas jūsų laukia birželį? Pradėsim nuo darbo. Darbe labai įdomus pakilimas nusimato ir labai daug netikėtų pasiūlymų dėl darbo ir veiklos jūsų. Todėl turėsite labai išmokti filtruoti, neimkite visko iš eilės, nes paskui, žinai, darbo daug, o uždarbis juokingas arba netitinka įdėtų pastangų. Todėl aš manau, kad daugelis jūsų šį mėnesį mėgins galvoti apie naują kryptį, apie naują pajamų rūšį, apie dar kažką, kadangi visų kiaušinių nebenorėsite dėti vieną pintinę. Tai dar kas yra iš tokių labai norėsis daugiau laisvės, pervargimas, ten įtampa darbe ir norėsi daugiau laisvės. Tai aš manau, kad kai kurie šauliai eis pas valdžią ir prašysis distancinio darbo kaip būna dabar online darbas. Iš tikrųjų, jums tai labai tiktų. Ir noriu pasakyti, kad labai daug kelionių gali būti ir susijusių su veikla ir darbo arba darbo paieškomis. Iš tikrųjų, šis mėnuo toks patarimas yra, svarbiausia yra išlikti lankstiems. Nekovokite su vėjo malūnais, nepadės. Sėkmingos darbo dienos yra 8, 9, 21, 22 ir 28, 30 yra ypatingai nepalankios. Kaip ir visiems, iš tikrųjų, kaip visam pasauliui kritinės dienos. Dabar pinigai. Finansinė situacija priklausys nuo sugebėjimo iš tikrųjų greit prisitaikyti ir ten smegenyse viską perskaičiuoti. Gali atsirasti pajamų per kažkokias per ryšius asmeninius. Tai todėl aš ir sakiau, kad jeigu jūs tam pradės ir giminės, ar artimieji, ar draugai, kažkaip tai ir ten kviesti, labai prašau, atsirinkite, kuris pajamų šaltinis jums yra geresnis. Neimkite visko iš eilės, nes ten, sakau, darbas gali netitikti pajamų. Tai va, dabar svarbiausia, labai optimistiškai nevertinti tos situacijos, kadangi pinigų atrodo bus, pramogom irgi išlaidausite normaliai, kelionėm išlaidausite, bet gali tai būti, kad biškutį galite neįvertinti birželio mėnesį savo galimybių finansinių. Todėl birželio mėnesį nereikia nieko daryti, kas yra rizikinga ar ten per daug brangu, kad reikia palaukti, nes būtent birželis jums gali įkvėpti tam tikro tokio optimizmo, kartais ne visai pamatuoto. Dabar sėkmingos pinigam dienos yra 9, 10, 21 ir nesėkmingos 29. Tai šitą reikia žinoti. Dabar meilė. Labai norėsit spontaniškos meilės, visokių spontaniškų santykių ir tokių nuotykių. Ir aš tai parašiau, kad vienišiai galit užsimegzti kažkokius ryšius ten internete ar kažkokioj kelioniai, kažkur taip. Tai žinot, kad čia gresia ne tik tai tiem, kurie yra vieniši. Jūs žinot, kad čia nėra horoskope vienišas ar ne, kad užmegs visokius spontaniškus ryšius, bet porose gyvenantiems šeimos žmonėms irgi tas pats yra. Taip, kad teks perspėjimą tokį dabar, kad nemesk kelio dėl takelio, žinai. Tai kad geriau einat tiesiu tuo taku, nes matai, šį mėnesį tokie nukrypimai nuo šeimos vairo gali būti konfliktų labai didelė priežastis. Tai va, o antrą mėnesio pusę, pavyzdžiui, meilės nuotykiai gali būti tokie iki beprotybės. Ir lengvi, ir linksmi, ir tą rutiną kasdieninę gali nebeatsinorėti ir grįžti. Tai va, turint galvoj, kad tie nauji partneriai gali reikalauti labai daug dėmesio, laiko ir pinigų. Šiaip tai viską reikia daryti su protu. Saikas, laikas ir vieta. Ir nekeisk, kaip ten sako, vieno daikto į kitą, kurie, kaip skelio dėl takelio. Geriausias lietuviškas toks patarimas. Sėkmingos meiliai dienos yra 8, 9 ir 22, o nesėkmingos 13, 14. Taip kad turėkit omenyje. Gastroliuokit su protu. Dabar sveikata. Iš tikrųjų nėra taip sudėtinga.
daugiau stresiniai tokie dalykai ir nugara. Nepertempkit savo raumenų, neignoruokite kūno signalų. Didžiąja prasme vis tiek jūs būsite pakankamai sveiki ir nėra čia kažkokių dalykų. Bet mėnesio pabaiga gali būti tokia sekinanti, ypatingai jeigu turėsi daug meilės nuotykių, tai mėnesio pabaigoje kojų nepavilksit ir čia nesvarbu, ar jūs moteris ar vyrai. Taip, kad būkite, viską reikia daryti su saiku. Tai va. Ir sėkmingos sveikatai dienos yra 20-22, kai jau bus poreikis kažkaip atsigauti, ir nesėkmingos yra 30 ypatingai ir 14-15 dienos, kai nereikėtų daryti kažkokių agresyvių intervencijų į kūną ar kažkokių labai stiprių vaistų vartoti. Tai va. Būkit sveiki ir laimingi iki kito karto ir žiūrėkite, su kuo einate obuoliauti. Iki.